su jumis, tiem, kas tiki. Norėčiau šiandien pasižiūrėti, kokią jums žinią perduoti norėtų kortelės, kokius planus turite, galbūt kažkas vyksta labai svarbaus. Pažiūrėkime su Lindarmandu. Tai meilė, emocijos, aistra jūsų gyvenime šiandien arba jūsų užmanytam laikotarpyje. Pažvelkime plačiau, kas vyksta jūsų meilės srityje. Kova. Galbūt kovojate su savimi, su savo jausmais, arba galbūt kitas žmogus nori išeiti. Sako kortelės, pasaulis platus. Nesivaikykite, kas ne jūsų. Ir visos kovos pasibaigs. Gerai. Kokios jūsų emocijos šiandien arba jūsų užmanytam laikotarpiu? Sako, jūs džiaugiatės, bet neteisingu būdu. Arba kas džiaugiasi, galbūt 4 mėnesių laikotarpiui turės reikalų su vartojančiu žmogumi, arba galbūt bus kažkas iš praeities. Ateis, kas norės kažkaip jums pakenkti, bet jūs atsisakysite. Galbūt bus kažkokios tai situacijos, kur praeityje galbūt vartojate arba vartos jūsų artimieji alkoholį arba dar kažką, kas yra kenksminga, kas yra neigiama ir nepriimtina, arba kažkokie tai ryšiai atsinaujins praeities, kurie yra paremti tik tai seksualinė trauka arba materialumu per daug pagrįstų. Kažkas norės iš jūsų kažkokios tai naudos, bet jūs nusuksite nugarą, nes žinote, kad ir kaip būtų sunku, jūs vis tiek išeisite. Jūsų žodis bus lemiamas. Kokie jausmai jūs lankys? Greitai norėsis išvykti ir turėsite vidinių kovų. Galbūt bus tokia apatija, liūdesys, nes kažkam kažką reikės atiduoti, dalintis. Kažkaip bijosite to, ką pamanys kiti, bandysite ieškoti bendraminčių galbūt ir pyksite už netiesą,
Kažką, ką buvote arba laikėte svarbiu, pasidarys nebereikšminga. Gali būti, kad sutiksite savo artimą žmogų. Bus daug emocijų. Emocijos lysis per kraštus ir jums bus džiugios naujienos. Jūs žinosite visas savo ribas, savo galimybės. Jūs žinosite daugiau negu kiti ir įveiksite, kad ir kaip būtų sunku, tai, kas buvo neigiama. Nors čia rodo, kad yra žmogus pasimetęs savo kelyje, bet jūs pagal šią kortą įveiksite savo sunkumus. Taigi, dėl ko čia viskas? Dėl kažkokio tai vaikinuko, balto žirgo, kuriam reikia poilsio ir ramybės. Jis eina su jėga, bet jisai galbūt yra šiurkštus. Slepiasi po kaukėm, gali meluoti, gali būti iliuzijose. Taip. Aistra. Jūs turbūt jausite tam žmogui aistrą. Pažiūrime su kitom kortelėm. Kam jausite aistrą, užsidegimą. Ir tai bus naudinga jums. Kokia aistra jūs aplankys. Jūs aplankys smalsumas. Smalsumas bus toks didelis, kad jūs nesusitvardęs arba nesusitvardysi, darysite įvairiausius dalykus. Būsite labai užsidegę. Ir ieškosite kažkokių galimybių. Bandysite, galbūt netgi ne su vienu žmogumi, atrasti kažkokį tai raktą, kuris atrakintų kažkokias duris. Nes tenai galvojate, kad rasite tai, ko ieškote. Kaip tai jūs paveiks, koks bus rezultatas. Rezultatas bus toks, kad jūs nepralaušite sienų, jums bus per sunku, nes durys jau seniai yra užmūrytos, užbetonuotos ir tenai, kur norite eiti, kur ieškote kažkokių sprendimų meilės srityje, jau nieko nebėra, seniai nieko nebėra. Kaip viskas vyks toliau. Nežinau iš tikrųjų, kam tai skirta, bet tikiuosi, kad kažkam tai bus naudinga. Kas laukia, įdėmiai žiūri, stebi. Stebi jūsų griūtį. Galbūt kažkas kažką sekė. Ir vyko griūtis.
Vyras gali būti iš šeimos. Ir jaustis uždarytas narvelyje, nors durys yra atidarytos. Kažkas jį paleidžia. Jį paleidžia, bet jis nežino, kas jo laukia toliau, o jo tikrai kažkas laukia. Gali būti, kad jo ieško, jo ieško, jo laukia kažkas. Viskas pasikeis galbūt netgi savaime. Taip, dabar gali būti labai painu, bet viskas pasikeis. Jisai sugebės atrasti savyje jėgų ir skris kaip, nes jisai turi kažkokią svajonę. Galbūt kažkada prašė pagalbos aukštesniųjų, visatos, Dievo, kažko, kas jį išklausė. Jį kažkas išgirdo. Bet jam nelabai patinka tai, ką jis pamatė. Jisai norėjo kažkaip kitaip pasirodyti žmonėms, nes jam kažkas sakė kažkada. Galbūt buvo pas kokią būrėją, ar kažkaip kitaip sužinojo apie savo galias, apie savo pašaukimą, apie savo turimą jėgą savyje. Bet jis tai išnaudoja visai kitaip. Kažkokie svaikčiojimai yra apie kažką, kas galbūt nėra realu. Ko jis čia fantazuoja, apie ką fantazuoja. Ojei, jisai apie ką fantazuoja. Mėgsta dirbti žmogus, mėgsta ir patinginiauti. Yra kažkokia svajonė, moteris, galbūt vestuvės kokios. Ir yra pasikleidimas situacijoje. Jisai kažkur keliaus. Ir kažkas neduos merginai ramybės. Gali būti, kad pas kažką eis į namus su vaiku. Kažkas apsimes kažkoks apsimetimas bus, kad išgirsti, kas ką daro. Gali būti pagautas žmogus ne vietoje ir ne laiku. Taip pat bus aplankyti šeimos nariai. Kas vyks su šeima, ar ten čia šventinį laikotarpį turbūt lankomi šeimos nariai, kas vyks. Taip pat bus pasirodoma, kas yra padaryta, kas yra pabaigta. Taip pat jisai norės liaupsių, norės pasigyrimo, koks jisai yra geras, kaip jis keliauja vienas. Kažkam galbūt perduos kažkokią žinią, kaip jisai vienas eina ir nieko nemato. Po kažkokios griūties
po kažkokios griūties apsiribos savo bendravimus su rimties galbūt žmogus. Ir kiek matau, žinokit, trauksiu kitą kelionę, bet čia jam sakys, kur tu eini. Nu, nepagailėsi jo. Kažkas, jisai galvos, kad jisai daro išmintingą sprendimą. Kad kažkam kažką duos, bet tai jį užrakins į kažkokią tai aklavietę. Po kažkoks naujas bus projektas ar gimimas po tos aklavietės. Šiandien tiek. Su jumis buvo Tiem, kas tiki. Ačiū, kad išklausėte ir iki kitų susitikimų. Ramių jums švenčių ir gerų nuotaikų. Taip pat galite kreiptis dėl taro skaitymų per mano gmail taro tiemkastiki.com.